dirbu su kvėpavimu, žodžiu, parodysiu vėliau, kaip tai atrodo. Čia mano žymusis Grinčo torto. Taip pat aš kartais net jeigu jaučiuosi pakankamai alkana, netgi padidinu kalorijas, padarau tokią. Jau galvojau, kad vėluosiu, taip skubėjau, nes nespėjau makiažą nusivalyti. Biškį sufeilinau. Rytas, tai nusprendžiau jūs pasimti su savimi į savo poilsio dieną. Dabar, poilsis tai yra mini kardio sesija iš ryto. Mėgstu taip pradėti dieną būtent poilsio dienom. Paprastai, kai sportuoju su svoriais, tiesiog einu į sporto salę be jokio kardio. Bet šiandien parodysiu, ką valgau, ką veikiu, kaip leidžiu laiką ir kaip įsitikinu, kad poilsio dienas nėra veltui ir kaip jos man padeda siekti geriausio rezultato. Taip, kad atsiprašau, kad dabar esu uždusus, bet matyt, mano kardio nėra tas geras, tai reikėtų gal daugiau daryti kardio, bet vis dėlto prioritetas yra raumenim, bicepsam, kurių net nėra. Tai jo. Žodžiu, kol nusišnekėjau dar labiau, kviečiu su manim judėti į šitą video. Taip pat, ką dar darau per poilsio dienas, tai vis laikas stengiuosi ir prasipozuoti, pasidaryti check-iną, žodžiu, pasižiūrėti, kaip einasi reikalai su forma ir galbūt reikia kalorijas didinti, mažinti ir panašiai. Tai čia irgi rodau šiek tiek, kaip atrodo mano rytinė rutina. Ką aš darau per poilsio dienas, kadangi turiu šiek tiek daugiau laiko, aišku, laiko ne per daug, nes vis tiek skubu treniruoti savo merginų ir dar turiu spėti pavalgyti ir susiruošti ir taip toliau, bet turiu šiek tiek daugiau laiko. Todėl aš darau savo check-inus, vadinasi, pasidarau nuotraukas, pasidarau video, prasipozuoju, pasižiūriu, kaip forma atrodo, aišku, nepamirštu pasisverti, nes, kaip ir minėjau savo praeitam video, man atrodo, ar už praeitam atrodo, kad labai svarbu yra svertis, stebėti savo progresą, nebijoti svarstyklių, nes vis dėlto tai yra tik skaičius. Mano svoris jisai gali sviruoti 2 kilogramais, net kartais daugiau aukštyn žemyn, netgi diena nuo dienos. Tai tarkim, šiandien aš sveriu PM1, buvo dienų, kai sveriu PM3 šią savaitę. Tai viskas visiškai normalu, priklauso, kada valgėm, kiek skysčių išgėrėm, kokia treniruotė buvo intensyvi. Pavyzdžiui, jeigu tikrai turite intensyvę treniruotę, ypač po stiprios kojų dienos, labai tikėtina, kad vyks visi tie uždegiminiai procesai ir raumenis užlaikys šiek tiek skysčių ir gali sverti daugiau. Tai tas visiškai normalu ir nereikėtų panikuoti ir ten mažinti kalorijų ar, nežinau, pradėti drastišką dietą, tik tai pradėjus savo raumenukų auginimo kelionę ir panašiai. Tai tiesiog tą labai noriu pabrėžti, bet aš prasipozuoju. Jeigu turiu laiko, šiek tiek pasipraktikuoju pilvo preso vakuumą, taip vadinama, kas reiškia dirbu su kvėpavimu, žodžiu, parodysiu vėliau, kaip tai atrodo, bet tai man padeda šiek tiek su virškimu netgi pastebėjau, nes lyga kaip pasidarau atrodo daug geriau ir jaučiuosi ir lengvesnė ir aišku kontroliuoti presą daug lengviau, nes ypač kai kalorijos yra didelis ir maisto valgom daug, yra labai lengva įprasti paleisti pilvo presą ir jisai, bent jau ką ant savęs pastebėjau, praeitam auginime, tai aš mažai to dariau ir buvo labai sunku vėliau kontroliuoti pilvo presą ant scenos, vadinasi labai lengva yra, net ne tik ant scenos, netgi tiesiog vaikštant. Atrodo, kad tas pilvas jisai toksai labiau išsipūtęs ir jeigu norit mažesnio liemens, tai ne iš tikrųjų mažesnio, bet kad jis atrodytų mažesnis, tai yra labai svarbu iš tikrųjų mokėti kontroliuoti pilvo presą, aišku, treniruoti pilvo presą, bet atsakau, vakuumas jisai labai padeda su laikysena, su ta pilvo preso kontrolė, žodžiu, tai va dėl to aš ir stengiuosi daryti dažniau. Nesakau, kad darau labai dažnai, nes tikrai būna, kad praleidžiu, padarau kelis kartus į savaitę, aišku, idealu būtų kasdien, bet aš tiesiog neturiu tam laiko, arba čia mano pasteisimas, bet taip yra. Tai va, tai tiek žinių, dabar parodysiu, kaip atrodo pilvo vakuumas ir viskas, eisiu ruoštis, darytis pusryčių, tikiuosi mano ryžiai dar nesugedė šaldytuve, nes labai bijau, kad šiandien paskutinė diena, nes dažniausiai išsiverdu gal 5 dienom ir ta 5 būna tokia ant klaustuko, arba išgyvensiu arba ne. Kartais tenka prisipažinti, valgau ne iki galo šviežius ryžius, kas nėra labai gerai, tualeto reikalam, bet TMI, žodžiu, gerai viskas, jau man atrodo reikia man nepersistengti.
ką dabar parodžiu su vakuumu, tai tikrai yra idealus vakuumas. Geriausia tą daryti visiškai tuščiu pilvu. Aš dar šiandien nesu visiškai tuščiu, tai labai sunku kontroliuoti ir įtraukti pilnai. Turėtų įsitraukti šiek tiek labiau. Bet principą supratot, iš tikrųjų galite ir pasigūglinti, ar dabar chat GPT-int, I guess, ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo, kaip tai daroma. Yra labai daug skirtingų praktikų, galima ir pozicijų galima daryti ir stovint, ir sėdint, ir gulint, labai skirtingai. Greičiausiai stovint arba šiek tiek palinkus yra truputėlį paprašiau, ypač jeigu tik tai praktikuojat, bet vėlgi, jeigu tik tai pradedat, tai geriausia yra tą daryti tuščiu visiškai pilvu, nes bus žymiai lengviau. Jeigu turit maisto, tai gali būti labai sudėtinga, tai vat, man irgi buvo labai sudėtinga, bet įmanoma. Tai vat, tai viskas, dabar jau baigiu šnekėti ir tikrai nuruoštis, nes pavėluosiu visur, kur tikrai. Va, iš tikrųjų, ką aš darau, kaip aš taupau laiką iš ryto, tai kaip matot, čia mano žymusis Grinčo torto tešla, kuri dar nėra paruošta, jinai paruošta sublenderiavimui, bet realiai man užtrunka gal 5 minutės, aš tiesiog ištraukiu šaldytuvą, sublenderuoju į 2 keptuves, nes daug kepa greičiau negu vienoje, tiesiog per 2 keptuves. Viskas. Per 10 minučių iš tikrųjų turiu pusryčius, skanius, maistingus ir žiauriai sočius. Tai va, taip aš taupau laiką iš ryto. Ką dar darau dabar, kadangi eisiu dažytis, tai dažniausiai noriu tą tešlą išimti iš šaldytuvo kažkur, bent jau 10 minučių prieš, kad jinai nebūtų visiškai šalta, nes tada žymiai skaniau kepa. Jeigu visiškai ledinė tešla, tai aišku, kad blynas jisai biškį dega, tai reikėtų į tai atkreipdėmėsi. Bet dabar viskas, mažiau kalbų, daugiau darbų. Einu ruoštis, dažytis. Taip pat, jeigu atvirai, tai poilsio dienų anksčiau bijodavau ir aš. Man vis laik atrodavo, kad jeigu pasimsiu poilsio dieną, tai mano rezultatai kris, žodžiu, raumenys susitrauks, ar ten svorio priaugsiu, žodžiu, bet vėlgi, aš tą pabrėžiau ir savo praėjusiuose video, kad jeigu mes norim progresuoti, poilsio dienos yra būtinybė ir būtent taip mes jaučiamės daug stipriau, daug geriau treniruočių metu, atsistatymas yra geresnis, visi uždegiminiai procesai sumažėja, kas vėlgi, jeigu mums pastoviai kaupiasi vanduo, organizmas yra neatsistatęs, raumenynas sunkus, tai kad ir kaip stipriai besportuotume, kad ir kaip sunkiai bedirbtume, kad ir kiekvieną dieną rezultatų nebus, tai vat būtent todėl pakeitus mąstymą, pakeitus požiūrį ir vis dėlto supratus, kad poilsis yra reikalingas, aš tikrai pradėjau matyti labai gerus rezultatus ir netgi ne tik rezultatus, bet pradėjau jaustis gerai, diena iš dienos ir miegas pagerėjo, nes vėlgi, jeigu mes, kaip ir minėjau praėjusiam video, persitreniruojam, tai krinta ir miego kokybė ir netgi galim pradėti prabudinėti papildomai, žodžiu, nes tiesiog nervų sistema yra pertempta ir mums sunku yra miegoti, pailsėti, atsistatyti, žodžiu, visą laiką įjungtas tas fight or flight režimas. Makiažas baigtas, šiandien ekstra rožinė kažkokia, dar pabandžiau blizgučių ant akių, kadangi, kaip ir sakiau, kai turiu daugiau laiko, tai mėgstu pažaisti ir su makiažu, ir su visais šitais dalykais. Žinau, kad mano vlogus žiūri labai nemažai vaikinų, tai atsiprašau už šitą vietą, jeigu jums neįdomu, aišku, tikrai galite nežiūrėti, prasukti iki kažkokių tai tipsų ar treniruotės, bet kokios treniruotės šiandien poilsio diena. Žodžiu, iki kažko įdomiau, netokio mergaitiško. Tai va, o dabar einam kepti blynų. Galvojau dar aptarti vieną esminių poilsio dienų klausimų ir tas liečia kalorijas, tas liečia maistą, ką pati darau. Tai paprastai per poilsio dienas valgau lygiai tiek pat, kiek per sporto dienas, tikrai nemažinu kaloražo, nebijau priaugti svorio ar kažkas tokio, nes iš tikrųjų poilsio dienos tam ir yra, kad atsistatytume ir raumenukai atsistatytų. Taip pat dažniausiai per poilsio dienas mes jaučiamės alkanesni, aišku, mažiau darom, galbūt mažiau kofeino suvartojam, kofeinas jisai slopina jausmą, bet kuriuo atveju, aš kaip ir sakau, ypač ne kuomet metam svorį, bet bandom užsiauginti raumenukus arba šiaip
norim stiprių treniruočių performance, kaip sakyti, gerinti, tai tikrai reikėtų valgyti taip pat. Aš kartais net jeigu jaučiuosi pakankamai alkana, netgi padidinu kalorijas, padarau tokią kaip užkrovą per poilsio dieną ir tada sekančią dieną, kuomet jau reikia sportuoti, aš jaučiuosi žymiai geriau, žymiai stipriau, tai rezultatai yra geresni, tai vat, kas yra svarbu, iš tikrųjų nenumažinti to maisto per poilsio dienas, negalvoti, kad poilsio diena yra badavimo diena, nes mažiau darom, mažiau sportuojam, mažiau judam, kaip tik ne, tai yra atsistatymas ir yra labai labai gerai valgyti tiek pat arba kartais netgi užsikrauti ir valgyti daugiau, jeigu tikrai turit gerą virškinimą ir apetitą. Iš tikrųjų, tai aš nežinau, kaip yra jums, bet aš negaliu ramiai valgyti, kol neišsiplaunu indų, nesusitvarkau virtuvės pilnai, man turi būti visiškai tvarkinga, tik tada aš galiu eiti ramiai valgyti, nes jeigu aš žinau, kad indai nesuplauti, virtuvė netvarkinga, psichologiškai aš negaliu tiesiog mėgautis maistu ar ten susikoncentruoti, man galva viskas kaip reikia sutvarkyti. Tai parašykit komentaruose, ar jūs pirmą pavalgot ir tada susitvarkot, ar pirmą susitvarkot ir tada pavalgot. Nes aišku šala maistas, bet ką aš darau? Aš įsikaitinu orkaitę truputėlį ir tą visą savo tortą šitą gražų palieku ten, kol tvarkausi ir kai susitvarkausi, būna visiškai šiltas, truputėlį papildomai apkepęs, bet žodžiu, šiaip šiandien labai gerai pavyko ir supratau, kad su filmavimu aš paprastai pasidarau per 10 minučių, aš užtrukau valandą. Kol viską sufilmavau visais kampais, tai bandysiu redaguoti šitą vlogą, tikiuosi jums patiks ir įvertinsit. Jeigu mano video jums patinka, būtinai komentuokit, palaikymo dabar reikia labai, nes tikrai stengiuosi šitą kanalą išauginti ir noriu jūsų kuo daugiau. Gal net ne tų, kurie sportuoja, bet paprastų žmonių irgi, galbūt irgi gausit kažkokių patarimų. Tai va, reikia greit pavalgyti, nes jau dabar, kaip suprantu, nebeturiu daug laiko vėlos treniruotę pravesti, nes savo šiandien yra poilsio diena, primenu dar kartą. Ir viską, žodžiu, suvalgau šitą reikalą ir tada susitinkam jau matyt sporto metu, kai esu trafike. Tai va, viena trefkė privesta, liko dar viena. Vasėdžiu, laukiu ir geriu amino rūgštis, elektrolitus, žodžiu. Viską, kas geriausia. Galėsiu vertinti, ar skanesnis negu tas buvo. Jo. Ir dar vienas dalykas, kurį labai pabrėžiu ir vadovaujuosi aišku pati, tai labai svarbu yra išmokti klausyti savo kūno, savo organizmo ir taip mes planuojam poilsio dienas, bet pavyzdžiui, bent jau ką aš darau, jeigu aš esu susiplanavusi poilsio dieną, bet aš atsikėliau, miegojau puikiai, jaučiuosi gerai, turiu daug energijos, tai aš ją tikrai išnaudosiu ir nueisiu treniruotę galbūt tą dieną ir tada sekančią dieną aš pasimsiu būtent skirtą poilsiui, taip išnaudodama maksimaliai savo gero miego kokybę ir jėgas tai dienai. Čia, aišku, matot, aš darau po treniruočių pravedus merginom treniruotės, dar pasidariau ir presą ir šiek tiek bicepso, vėlgi, tai vis tik yra mano poilsio diena, tikrai nedariau nieko ekstremalaus, tik tai šiek tiek pilvo preso ir šiek tiek bicepso, nes bicepsas pas mane atsilieka, o pilvo presą galima daryti, kad ir kasdieną, tai tiesiog norėjau šiek tiek prasijudinti, nes vis tiek pusę dienos sėdžiu ir redaguoju video, dirbu su klientėm, žodžiu, tikrai nėra tokios aktyvios tos mano dienos pastaruoju metu, tai tiesiog bent kažkiek judesio, tempimo pratimai, kas irgi yra labai svarbu, nes vis dėlto, jeigu mes stipriai sportuojam, norim įsitikinti, kad ir atsistatom, lygiai taip pat stipriai, vadinasi, ir tempimai yra labai labai naudingi, mobilumo pratimai yra labai naudingi, tai jos tikrai visą laiką įtraukiu savo rutiną ir stengiuosi tą daryti reguliariai, bent jau kelis kartus į savaitę, idealiu atveju, aišku, kasdieną.
Žodžiu, neapsikenčiau, teko nusipirkti šiek tiek dekoracijų namams, nors turiu pilną. Tiesiog pačius nunešiu tenai, pamačiau fainų dalykų, nežinau net ar pritaikysiu prie savo dabartinio interjero, nes aš dabar kaip ir daugiau mažiau tokią žalią rožinę viską derinau, bet dabar nusipirkau rudų. Pasižiūrėsim, dėžė irgi šitą daiktams dėtis man nieks netelpa. Aš turiu tokias dvi šviesas, tokias gelsvai baltas, bet nebebuvo, tai nusipirkau pilką, bet pagalvojau vis tiek dėsiu į spintą, tai ten nelabai gal atkreips dėmesį, vis tiek pas mane daugiau mažiau viskas panašiai. Nes dabar kodėl aš išlaidauju, šiaip nemėgstu visokiam dekoracijom išlaidauti, bet pastebėjau, kad kai man patinka mano aplinka, tai yra namai ir taip toliau, visiškai kitaip ir mąstau, ir viskas dėliojas, ir viskas gaunas, žodžiu, tai tiesiog pasižiūrėsiu, jeigu šitus dabar, kur nusipirkau, šitie man kėdžių pasidėt, pas mane dabar tokie žali, kurie labai tinka šiaip, bet jeigu jie netiks, tai tada nežinau, jas padovanosiu gal kažkam. Dar pagalvosiu vienas patarimas, jeigu jums trūksta fizinės veiklos, arba esat labai užsiėmę, neturit laiko tą dieną pasportuoti kažkas, tai papildomą aktyvumą galima susirinkti, laiptis į viršų, ypač jeigu nors aukščiau gyvenant, pavyzdžiui, iš 5 aukšte. Tai šiek tiek stepsiu, kadangi vis tiek nedarau šiandien nieko, kas liečia fizinę veiklą turim, apart, aišku, preso, šiek tiek buvau pasidariusi, kaip matėt, ir bicą padariau porą pratimų, vien todėl, nes jo visiškai netreniruoju, man jo reikia ir jaučiuosi tikrai gerai, tai va, vis tiek polisis, nieko intensyviai nedariau, bet vis tiek šiek tiek, Žodžiu, prieš valgant ir rodant, ką valgau, o valgau, aišku, keksiukus, nieko naujo. Greit parodysi, ką aš čia nusipirkau dekoracijom. Žodžiu, pamačiau šitus labai fainus virtuvinius rankšluosčius, aišku, rožiniai, tai reikėjo būtinai pasimti. Tada padėkliukai, aš čia jau viskas lankščiau, drugelio formos, viską užlankščiau, žodžiu. Žodžiu, šitos irgi dabar pasidėsiu čia. Žies dėt daiktams, dubenėlis, maistui, žodžiu, gal čia net ir dėsiu keksiukus, šiaip labai šiauriai. Kėdžių paminkštinimai sėdint, pasižiūrėsim, kaip bus, nes dabar aš turiu tokius žalius. Va čia matot, dabar yra su lapais tas paminkštinimas ant kėdės ir aš galvoju užsidėti šitą, tai nežinau, žiūrėsiu, kaip suderinsiu, gal suderinsiu su, jeigu viską pradėsiu daugiau mažiau va taip dekoruoti, su rožiniai, nežinau. Žodžiu, sudėtinga, bet dabar aš jau darausi alkana ir pikta, tai reikia pavalgyti, dar atsispovės išdygo, kaip tik poilsio dienai, amazing. Žodžiu, ir dar šiandien einu į veido procedūrą, tai reikalų yra daug, tavarsi tokių, aš realiai poilsio dienas aš darau tokius reikalus, kurių nedaryčiau įprastai ir kuriem neturiu laiko, tai vat veido procedūros, dekoravimai, namų tvarkymas, meal prepai, žodžiu, maisto gamyba savaitėje, treniruočių daugiau pasiema, jeigu yra merginų, su kuriuom sportuojam. Žodžiu, va tokie reikalai. Bet dabar reikėjo eiti jau pasiruoštus keksiukus, nežinau, ką aš ten labai pafilmuosiu, stengsiuosi parodyti būtinai. Bet jo, ir jeigu jūs klausit, kodėl už manęs yra 2 lagaminai, tai aš vis dar neišskrau po Amerikos, aš atvažiavau su 8 lagaminais iš Amerikos, grįžau. Tai 2 dar ne iki galo iškrauti per, nežinau, kiek čia laiko, gal 3 mėnesius ar 4. Ir dar ten viršai belikiek jau užkrauti lagaminai, bet, žodžiu, mano namai dabar yra užkišti, spintos yra užkištos lagaminais, dėl to aš neturiu kur susidėti daiktų ir galvoju, kur jas dėti. Žodžiu, bus matyt. Tai va, einam valgyt, užtenka man nesąmonės išnekėt, susitvarkau. Be to, mano galva, poilsio dienos yra bene puikiausias metas išnaudoti laiką būtent meal prepui, pasiruošti keletą valgymų keliom dienom į priekį, galbūt net savaitėjai. Nes vis tiek turim šiek tiek daugiau laiko, tai vietoj tos valandos sporto, galbūt valanda gamybos, tai tą darau ir aš, kartais, aišku, mėgstu ir paeksperimentuoti aplamai su maistu, kažkokį naują receptą sukurti ir išbandyti, tai tikrai pats smagiausias poilsio dienų momentas, tai man gaminimas, nes man čia yra šiokia tokia meditacijos forma, kai mano dienos tokios intensyvės, tai bent jau gaminti galiu lėtai, galvojant apie tai, ką darau, ir man tai šiek tiek padeda atsipalaiduoti, o atsipalaidavimas padeda, aišku, ir atsistatyti, kas irgi yra labai gerai visai, ne tik tai, aišku, fiziškai, bet ir nervų sistemai, tai va. Žodžiu, visų pirma, taip gerai, kad
Mano veido specialistai yra taip arti, nes aš taip vėluočiau, aš dabar jau realiai man atrodo turiu keletą minučių. Tai labai tikiuosi, kad nevėluosiu, nes paskutinę realiai tą picą, kurią dariau, sukimšau per, nežinau, 2 minutės. Tarsi jos 2 ten buvo. Tai aš jaučiuosi tokia pilna ir šiandien visą dieną tik tai redaguoju video ir sėdžiu namie. Per poros dieną visiškai neįdu. Tai virškimas biškai lėtesnis, tai dar sunkiau, o dar bandau suvalgyti viską, ką reikia, tai, žodžiu, dabar tenai pagulėsiu 2 valandas, gal susivilkins. Ir tada grįšiu ir vėl valgysiu. Ir dar reikia darbų pabaigti video, žodžiu, jaučiu net nespėsiu vlogą šiandien kelt laiku. Žodžiu, pasimatyti, dabar baigiu šnekėti, nes man atrodo negaliu koncentruotis. Pasimečiu vaiką. Labas, kiek. Čia mes vieni atrodo, ne? Aha, Iš čia. Jau galvojau, kad vėluosi taip skubėjau, nes nespėjau makiažą nusivalyti. Šiandien tiek darbų. Dar grįšiu namo, aš dar supotkinsiu tos savo priemonės, nes visiškai man dėtis tos mėlynas, ar ne? Ne, žinok, Gerai. nėra labai užšlapi ten batai. Ne, liktai normaliai. Gerai, aš čia kažką. Kaip po pirmo karto veidukas? Šiaip, kitą dieną tai iš vis atrodo, jisai toks atsigavęs buvo. Net šitą makiažą tepu ir atrodo, ne tai, kad slysta, bet tikrai geriau atrodo, pasidengi ir viską. O po to prašiau? Ne, tu žinai, pirmą dieną jaučiasi didžiausias skirtumas, nes neįpratus, po to jau įpranti ir atrodo new normal. Na tai. Pasidaro. Ir dar kaip tik mane išbėrė šiandien, kaip tyčia. Gal užvalgti kažką? Ne, taip būna karts nuo karto. Tai va, viskas, vėlgi jaučiuosi šviežia, su visiškai šviežiu veidu, nuvalyta, pilnai išvalyta, žodžiu, labai fainai pagulėjau, pakalbėjom ir dabar jau metas judėti link namų. Šiandien kažkokia šlapdriba prasidėjus, gerokai atšilo, bet kaip supratau, man atrodo tik tai keliom dienom, tai bus matyti. Žodžiu, tai šiandien mano gimtadienis ir nusprendžiau pagaliau sulipdyti šitą reikalą, tai kaip matot, biškį sufeilinau, apsukau šiek tiek kreivai, užtrukau šiaip iš tikrųjų ilgiau negu reikėtų, bet tebūnie dabar jau paliksiu kaip yra, sudėsiu dėžes ir po to pasižiūrėsim, gal sutvarkysiu. Žodžiu, gal tai yra atrodo kaip ganėtinai liūdnas gimtadienis, bet iš tikrųjų man jis neliūdnas. Šiandien kepsiu gimtadienio vaflių tortą. Viena šį kartą, nes, žodžiu, kaip ir minėjau, mano gyvenime vyko daug pokyčių. Labai daug pokyčių ir traumų ir taip toliau, bet, žodžiu, šiaip esu labai laiminga, dabar kaip tik kepsiu. Atrodo šiauriai. Žodžiu, man atrodo biškai per tirštą tekštą padariau, bet kai vafliam gal bus gerai. Vienintelis minusas, kad šita vaflė biškai tokia prasta ir jinai labai ilgai kepa, tai jaučiu užtruksiu kokią valandą tikrai, nes man vieną vaflį, 2 čia iškart kepa, bet čia bus 4. Tai, žodžiu, kepa gal apie 12 minučių, 15, kartais net 20, žiauriai priklauso ir aš labai bijau per anksti atidaryti, nes jau geriau jie bus labiau tokie crispy, traškus, negu aš atidarysiu per anksti ir tada jie visiškai ten plyšta ir juos reikia tiesiog grandyti, tai žodžiu. Dar aišku, reikia papurkšti aliejum, kad tikrai nepriliptų, nes šiaip, sakau, vaflė tikrai ne iš idealiausių, man atrodo, aš Lidl'e nusipirkau, paprastai šiaip tokie dalykai ten būna visai neblogi, bet kažkas su ja ne iki galo gerai, arba tiesiog nepripažįsta sveikuoliškų maistų ir jeigu aš ten pilčiau kosmosą aliejaus, daryčiau labai riebę tą vaflių tešlą, žodžiu, tai jo, negreičiausiai iškeptų, bet kai aš darau tą sveikesnį variantą ir žinau, kad turėjau geresnę ir viskas ten gerai gaunasi, tai žodžiu. Bet gerai, bandysim, kentėsim, viskas dėl rezultatų ir dar žvakučių nusipirkau Rimi. Žodžiu, porą sulaužiau, šiaip nėra man tiek metų, čia man atrodo kiek 6, man truputėlį daugiau negu 6 metai, bet
Na, žodžiu, su jais. Šiaip pamačiau, kad yra rožinės, niekada nesu mačius. Nes realiai nesupirkus dar savo vaikučių gimtadienio progą. Visą laiką būdavo pasirūpinta. Tai jo. Gerai, viskas. Kepu ir susitinkam jau prie vaflių torto. Gal kiek 20 minučių, nežinau, bet ne valandą, nes tiesiog pagalvojau, ai tiek to, tešla yra tiršta, supyliau viską tenai, viskas ten čirškia, tuoj pilsis pro kaštus, man atrodo, bet tiesiog supyliau, bus 2 vafliai dideli stori, tai aš keps ilgiau, tikiuosi iškeps ir sakau, dabar reikia, aš įpalkana jau dabar, nors visą dieną gulėjau čia ant grindų, redagavau video, bet reikia kažkaip iškentėti ir nepradėti atidarinėti, nes čia yra, mirtis žodžiai, jeigu atidarai per anksti, vaflis plyšta ir jo nebelieka. Tai vat, valgau žalę tešlą, iš žiauriai skanu, bet reikia visko nesuvalgyti, nes noriu šiek tiek pertepti. Tai va, vakar aš jau nieko po procedūros nebefilmavau kažkaip, ten tik tai maistą savo vakarienę žodžiu, bet norėjau duoti tokį update, kad šiandien oda atrodo žiauriai gerai, aš jau ėjau ten aišku su spuogu, tai jo aišku mes nepanaikinom, bet čia natūralu, bet žodžiu, kuo labai džiaugiuosi, tai oda atsigavus, atrodo pridrėkinta, tiksliai visų procedūrų neišvardinsiu, ką ten darėm, bet tą patį darėm antrą kartą jau, tai žodžiu, jeigu bus įdomu, galėsiu pasiklausti, pasitikslinti, jūs parašykite tiesiog komentaruose. Žinau, kad vaikinai žiūri mano kanalą, tai tikriausiai jums visiškai neaktualu, bet merginom tikriausiai bus. Tai žodžiu, žiauriai gerai dengiasi šiandien ir makiažas, ir oda atrodo visiškai tokia atsigavusi, nes aš sakau, kai grįžau iš Vegaso, ten buvau 6 mėnesius visiškoj dykumoj, labai sausa, labai karšta ir aišku, aš labai protinga, aš būdavau daug lauke, daug vaikščiodavau, be jokio SPF-o, visiškai išdžiūvau, dar rašiausi varžyboms, tai skysčių trūkumas, visa sausa, nu žodžiu, ir oda dabar labai pažeista ir ją tikrai reikės ilgai atstatinėti, bet jau po 2 procedūrų jau atrodo viskas atsigauna, aš jau net galvoju, man reikės kokių injekcijų tokio amžiaus pradėti naudoti, bet matyt, kad nereikės, tiesiog reikės atstatyti drėgmę. Ai, tarp kitko, dar ką norėjau jums parodyti, tai va, čia iš, aišku, temų iš kiniečių užsisakiau, bet jau čia seniai ir aš tik dabar prisirašiau jį uždėti ant sienos, taip sakant, prilipinau su šitais, bet esu žiauriai, tarsi labai bijau kažką krauti ant jo, nes jis atrodo tiek nestabilus ir atrodo, bet kada nukris, man jis jau vieną kartą buvo nukritęs, tai aš kažkaip labai bijau, pamėginkim kažką uždėti, bet, vaikyti, nežinau, labai nestabiliai atrodo, jau dabar va atrodo, kad krenta, jeigu aš paliksiu, jaučiu naktį, galiu prabust nuo netikėtumų. Ir ačiū, kad žiūrėjote šitą video, būtinai pakomentuokit bent jau širdutę, taip galėsiu kurti toliau, o dabar susitiksim jau sekančiam.